Labas, grįžtu su M8 prieš akį. Ir jeigu pamena, tai čia ta pati M8, kuriai keičiau variklį dėl to, kad 7 cilindro stūmoklis buvo sukrytęs į karterį. Klientas nupirko kitą variklį. Ale su maža rida, bet ten geriau jį apžiūrėjus, atsidarius karterį, patikrinus alkūninę veleno įdėklus, buvo aišku, kad rida yra gerokai didesnė negu pardavėjas mums teigia. Nes ten variklis pats nuplautas, ten visi šūdai nuprausti, nors į tam tikrų komponentų būklę įvertinus buvo galima suprasti, kad jis tikrai bėgęs gerokai daugiau. Tai žodžiu, atidarėm karterį, pakeitėm įdėklus, sukrovėm variklį automobilį, klientas pasivažinėjo štuką kilų, grįžo pas mus, pakeitėm alyvą dar kartą, ten viskas buvo gražu ir tvarkinga, neradom prie ko prikibti ir klientas jau galėjo pilnai džiaugtis mašiną. Bet ilgai nepasidžiaugus, pastebėjau, kad atlikus keletą aštresnių pūlų, kokius 4-5, panašiai ties 6, automobilis gana gausiai išmeta balto dūmo. Ir to balto dūmo kvapas, alyvos kvapas. Tai ką, jis to pas mane ir atvyko dabar aiškintis, iš kur tas alyvos kvapas. Vaizdas po kapotu toks, tai pusė variklė uždrakoninta, patikrinta buvo alsuoklio sistema. Nepanašu, kad per alsuoklį patektų alyva į siurbimą. Ten lyg ir viskas ok, nuspręsta pasitikrint turbakus ir prie turbakų radom prie ko prikibti, nes buvo per didelis išilginis klibėjimas. Pasitarus su klientu, nusprendėm numontuoti turbakus ir atiduoti kolegom, kad jie išsiardytų, patikrintų visų vidinių komponentų būklę ir įvertintų, kokią ten situaciją. Tai kaip ir buvo tikėtasi, jie patvirtino mano įtarimus, pasakė, kad turbakam pyzė, matosi, jog alyva patenka į išmetimo pusę ir dar rasta, kad išmetimo sraigės turi įtrukimus, kas reiškia, kad jas reikia keisti. Bet dėl komplikuotų komponento gavimo buvo nuspręsta ir atsižvelgiant į tai, kiek kainuoja nauji turbakai, jau pas mane klientas pats pasirūpino jais. Pasitikrino aišku ir kitus dalykus, kuomet buvo nuimti turbakai. Kaip žinia, SM3 viena iš problemų tai yra vožtuvų gumelės taip pat, kas gali įtakoti alyvos kūrenimą ir dūminimą. Bet ten visiškai nieko blogo nepastebėta, kad ypač kas liečia išmetimo vožtuvus, labai puikiai matosi, kuomet prasideda alyvos deginimas dėl vožtuvų gumelių, kojelė apdega alyvą ir tą galima labai ryškiai matyti. Čia mes turim visiškai švarius vožtuvus, neturiu absoliučiai prie ko prikibti. Dengi nuimti tarkuleriai, buvo įkištas endoskopas įvertint ir siurbimo pusės, bet to pačio išsisukom žvakės, pasižiūrėjom cilindrus, ten irgi viskas ok. Tai tokia ta istorija. Dabar ką, liko viską tiesiog sumontuoti. Tai turbakai ant stalo, montuojam viską į mašiną.
turbakai sukrauti, skysčiai užpilti. Normalu, kad truputėlį ten, kur papuolė skysčių, apčiupinėti vis tiek turbakai, downpipai, tai kol nudegs, gali šiek tiek parūkti. Tai ką, M8 panašu padarytas, viskas pavyko puikiai, pasikeitė turbakai, dingo alyvos deginimo problema. Kiek leido sąlygos, tiek pats tą išbandžiau, bet čia paliksim dar gal testavimą tokį geresnį ir didesnį klientą. Ir ką, nepamirštam palaikint, tai turit pastabų ar įvertinimų, komentuojam ir dalinamės su draugais. Ačiū visiems ir iki pasimatymo.